Labai dažnai atsitinka taip, kad produktai, kuriais prekiaujate sandėlyje, pasibaigia. Kartais būna taip, kad nebegausite jų daugiau iš tiekėjo. Nepaisant to, jų reklama vis dar veikia ir mokate už lankytojų srautą, kuris dažniausiai nieko net nuperka. Tokių produktų reklama ženkliai sumažina reklaminių kampanijų pelningumą. Šiandien apie tai, kaip automatizuodami reklaminių skelbimų kūrimą ir atnaujinimą galite padidinti savo reklaminių kampanijų pelningumą. Šiuo metu smarkiai išaugusi pramogų namuose paklausa. Žaidimų konsolės PlayStation 5 išgraibstytos ir jų nerasite įsigyti nei vienoje Lietuvos elektroninėje parduotuvėje. Štai vienas iš pavyzdžių, kai PlayStation 5 reklamuoja topo centras Big Box. Deja, nuėjus į šias parduotuvės įsigyti jų negalėsite, nes jos išparduotos. Tokia situacija būdinga daugumoje Lietuvos elektroninių parduotuvių. Tiek parduotuvėse prekiaujančiose knygomis, vaistais, automobilių detalėmis, buitinė technika, baldais ar kitose. Tokios reklamos daro didelį įtaką mažinant jų atsiperkamumą ir pelningumą. Pažiūrėkite, kiek tai turi įtakos jūsų kaštams. Viso paieškų Lietuvos rinkoje susijusių su PlayStation 5 per mėnesį siekia 43 770. Vidutiniai paspaudimo kaina sudaro 5 euro centus. Sudauginus šios skaičius turime, kad per vieną mėnesį šio vieno produkto reklamai galima išleisti 2150 eurų ir neturėti nei vieno pardavimo. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kuris mažina reklaminių kampanijų kokybę jūsų ROAS rodiklį. Paprastai, tokių produktų visos elektroninės parduotuvės reklamose būna ne vienas. O laikas, kada taisomos tokios situacijos, priklauso nuo to, kiek dėmesio skiriama ir kaip dažnai tikrinamos reklamos paskyros. Tokia situacija labai dažnai pasitaiko reklaminėse kampanijose, planuojamuose iš anksto ir kuriamuose rankiniu būdu. Automatizavus reklaminių kampanijų kūrimą, tokios reklamos publikavimas gali būti sustabdomas minučių bėgyje, kai nelieka produkto sandėlyje. Tokių produktų reklamai skirtas biudžetas yra perduodamas kitoms, didesnę grąžą duodančioms reklaminėms kampanijoms. Automatizavimas sumažina administravimo kaštus, padidina operatyvumą ir reagavimą į situaciją, efektyviau perskirsto reklamuojamų biudžetus ir tai padidina jų efektyvumą ir atsiperkamumą. Automatizavimui mes naudojame savo kurtus ir kuriamus įrankius, palengvinančius reklaminių kampanijų priežiūrą ir administravimą. Automatizuojant reklaminės kampanijas yra sukuriamos taisyklės, pagal kurias yra kuriami ir atnaujinami skelbimai. Automatiškai galima nurodyti ir taisyklės, pagal kurias reklamuojami produktai bus parengiami automatiškai. Tam tikrų produktų ar jų grupių reklamą galima prioritizuoti. Automatizuojant nurodoma, kokia informacija iš elektroninės parduotuvės bus pasiimama, generuojant skelbimus, nurodomas jų atnaujinimo laikas ir periodiškumas. Pasitikrinkite, ar neturite reklamų produktų, kurių negalite parduoti. Jeigu turite, patikrinkite, kiek grąžos duoda investicijos į jas ir tikrai atrasite produktų, į kurių reklamą galėtumėte efektyviau investuoti. Jeigu patiko mūsų patarimai, prenumeruokite mūsų YouTube kanalo naujienas. Jeigu norite automatizuoti savo reklaminės kampanijas, padidinti reklamos atsiperkamumą, susisiekite nurodytais kontaktais.